Sąmatoje paspaudus įterpimo mygtuką atveriamas įkainių bei resursų pasirinkimo langas. Įkainių bei fragmentų paieška ir pasirinkimas galimas 3 pagrindiniais būdais. Visų pirma, naršant programoje registruotas normatyvų bazės, standartinio normatyvų bazę, naują parametrinio normatyvų bazę ir kitas. Bakstelėjus ties pasirinktų rinkiniu, parodomas jo turinys, tai yra grupės skyriai, poskyriai, skirsneliai, galiausiai įkainiai. Pasirinkus normatyvą, šalia esančiuose langeliuose, kuriuos galima pasidėti kur patogu, parodoma įkainių resursinė sudėtis, koeficientai bei vadinamoji darbų sudėtis, tai yra operacijų reikalingų darbo atlikti sąrašas. Visas čia atvaizduotas reikšmes galima redaguoti kaip prieš dedant į sąmatą, taip ir pačioje sąmatoje. Paspaudus mygtuką į sąmatą, pasirinktas įkainis su pakeitimais iškart įterpiamas sąmatoje pasirinktoje vietoje, kurią galima laisvai keisti. Bazės turimą galima matyti ir iki grupių. Toks vaizdavimas šiek tiek įprastesnis kitų sąmatinių programų naudotojams. Antrasis būdas – tai yra paieška pagal pavadinimą. Įvedus paieškos laukelėje norimus raktinius žodžius, programa atliks paiešką visoje bazėje ar pasirinktose grupėse ir parodys rezultatą pagal atitikimą. Pradžioje su atitikimu visiems žodžiams. Raktiniai žodžiai vedami Google stiliumi. Žodžių tvarka nesvarbi, atskiriami tarpais, lietuviškos raidės sužiūrimos automatiškai. Tai yra, programa suras įvarės net ir įvedus į trumpąją. Toliau įkainis pasirinkamas, redaguojamas ir įteipamas įprastai. Trečiasis būdas – paieška pagal kodą. Įvedus įkainio kodą arba jo dalį, jis surandamas ir iškart parodomas šalia esančios langeliuose. Jei įvesite kodą su žvaigždute, bus parodytas sąrašas įkainių atitinkančių investavimų. Parametrinių normatyvų parametrai rodomi prie kiekio laukelio. Jie pasirenkami ir keičiami itin paprastai. Kaip ir visose SES programose, langų padėtį ir dydį vartotojas gali keisti laisvai, susiderinti taip, kaip jam patogu.